sakant, vienu žodžiu tai ne. Bet kiekvienas mitas kyla iš ne visai teisingai interpretuotos tiesos. Vyro spermos kokybė neabejotinai turi įtakos nėštumo eigai ir ne tik pirmąjį nėštumo trečdalį, bet ir visą nėštumo eigą ir būsimo vaiko sveikatai ateityje. Jeigu mes kalbame apie moters savijautą, tokią pavyzdžiui kaip nėščiųjų pykinimą, tai spermos kokybė įtakos tam nedaro. Tačiau mes negalim sakyti, kad vyro vaidmens čia visiškai nėra. Nes nėščiųjų pykinimą lemia placentos gaminamos tam tikros medžiagos, hormonai, ar ne? O placenta susideda iš dviejų žmonių genetinės medžiagos, tai yra ir iš vyro, ir iš moters. Todėl mes negalim sakyti, kad vyro genetika čia visiškai neveikia. Iš tikrųjų, tiek nuo moters, tiek nuo vyro genetikos priklauso, kiek placenta išskirs tų hormonų, bet nuo moters jautrumo tiems hormonams priklauso, koks stiprus bus tas pykinimas.